Tai kaip tu manai, kodėl hipnozė yra tokia svarbi? Tavo nuomonė. Mano nuomonė, tai iš viso tai Kas yra. tau padėjo? Jo, mano nuomonė, tai iš viso hipnozė yra būdas susisiekti su savo pasąmonė ir dirbti su ja. Gal taip pasakykim. Nu taip, Ja. greičiausias būdas, ne, susisiekti su savo pasąmonė, Ne, gal efektyviausia. Gal ne kiek greičiausias būdas, nes ta prasme lygiai taip pat ir ta meditacija yra susisiekimas su savo pasąmonė, įėjimas į tą savo pasąmoninę būseną. Tiek hipnozė, žinai, tik tai hipnozė yra tokia, kaip tu dirbi su, sakykime, vedliu ar tu prasme su tuo vadinamu telepatu, kuris eina, žinai, tai toks dviejų žmonių darbas gaunasi, kai vedlys veda tam tikrą kryptim. Tai čia gal yra paprasčiau, todėl kad pati paprasta meditacija, tai jinai, mm, tu dažnai jo nuplauki, žinai, kaip ir man būna, medituoju, medituoju, žiūri kažkur tai skraidai. Tai ten irgi yra Nes tu gaunasi daugiau, kaip pasakyti, tokia asmeninė, žinai, kelionė. jo, bet iš esmės ir ten yra tas, prasme, tas įėjimas į tą pasąmoninę būseną, sakykime. Ir nuo hipnozė tai vis tiek gaunasi toksai tikslingesnis darbas gali iš tikrųjų. Nes tu žinai, ko tu eini, to, ko tu ten eini, žinai, ką ten darysi ir taip toliau, žinai. Ne tik, kad paskraidyti mintyse, žinai, tai, nu jo. Nu taip, tu pajauti savo pasąmoninius kažkokius tai blokus, šešėlius, mazgus, Mhm. kuriuos gali su vedliu sąmoningai išsiaiškinti, išspręsti ir suprasti. Jos. Nes kas pagrindinis vis tiek tikslas yra suprasti, kodėl taip vyksta. Taip, Kad pasąmonė įsisavintų tai. Nes toliau vėl svarbiausia, vyksta progresas, augimas. Ne tik, svarbiausia, kad kažką jo, išvalyti, išimti, ištraukti, ne? jo, iš tikrųjų svarbiausia kelt klausimus, aš manyčiau. Kelt klausimus savo vidiniam aš, savo pasąmonė ir tie klausimai iškels tą vidinį atsakymą. Bet kokiu būdu. Gal tai bus Aišku, per. Mhm. Klausau. prisimenant mūsų tas hipnozes, kurias darydavom prieš 6 metus. Ir Mhm. dabar, ką mes dirbam, tai aš manau, kad mūsų tas progresas yra labai labai didelis. Mhm. Nu, arba išvystytas, ne per tą laiką. Nu, prisimink, kai būdavo tos hipnozės prieš Mhm. 6 metus. Nu, aš Kaip suprantu. atrado mane tą kelią, kai Jo. pradėjau mokintis. Ir žinai, tas mokinimasis, mes pradėjom nuo tų elementarių dalykų, nuo tos gal tradicinės labiau, ne, versijos hipnozės. Nes vėlgi, kas yra regresinė hipnozė, tai nėra vien tik tai, kad įeina į hipnozę, pažiūri praeitą gyvenimą, ten kažką pakrapšto ir išeina, ne? Nu, mūsų dabartinis darbas tai yra kitoks. Dabartinis mūsų darbas yra jo daugiau čia ir dabar ras tuos pasąmonės elementus, dalis, šešėlius, mazgus, kurie veikia čia ir dabar. Nepraėjusim gyvenime kažkur kažkaip. O čia, kur mes suvokiam šitą realybę, kur mūsų dabar pasąmonė formuoja realybę esamų laiku, kas ir aš manau yra svarbiausia. Surast tai, kas mus veikia dabar, o ne kažkas, kas veikia anksčiau. Tai progresas, aš manyčiau, kad mes daugiau einam iš tų iliuzijų į tikslinį darbą su pasąmonė. Va Mm, būtent. Jo, nes labai daug tų vaizdų yra interpretuojami proto, iš tikrųjų, ten, Mhm. kur einam.
kur eidavom anksčiau, kaip tu sakai, prieš 6 metus, yra Taip. interpretuojami proto, žinai, ir kartais tų protų yra sunku suprasti, kas už to vaizdo tenai stovi. Mm, ir einant giliau į pasąmonės darbą, giliau į pasąmonės veikimo principus, supranti, kad ne visai visą laiką viskas buvo tiesa, tai ką tu matai. Ir kažkaip tai vien nuo tokio vat suvokimo, kad ten tų dalykų ne visą laiką, jie ne visą laiką buvo tikri, labai daug dalykų dingsta, va, tokių kaip mes kažkada irgi žiūrėdavom ten arba demonų veikla kažkokia tai ar dar kažkas tai. Ir kad kažkas, Taip. Vilkiai, reptiloidai, jo, kad kažkas tai daro, puolimai pastovūs. tai, Mhm. tai daro kažką ir paskui kaip pasikeičia viskas, kad nu, niekas nieko nedaro, atsakomybė mano rankose. Jeigu aš prastai jaučiuosi, jeigu aš reaguoju, tai yra mano pasąmonės kažkoks tai bandymas su manim susisiekti, man rodyti dalykus, kuriuos aš turiu suprasti. Ir, o taip kaip aš reaguoju, tai yra mano atsakomybė. Ir, Taip. O ir, ne nuo jų bėgti. jo, ir paskui kažkaip dingsta, žinai, tie visi blogi pojūčiai, kai Mhm. eini į sąmoningą savęs stebėjimą, savo minčių stebėjimą, to, kas kyla iš pasąmonės stebėjimą. Būtent. Bet vat visas tas, žinai, reikalas apie tas iliuzijas, ane, vėl a, jisai atsirado iš to, kad mes ėjome pagal tam tikrus šablonus, ane, pagal kažkieno sukurtus jau vaizdinius. Nes mums reikėjo nuo kažko pradėti. Mes per tai ėjom ir per tą patirtį, per laiką, per patirtį, per savo pačių išsigryninom visai kitokią tiesą. Priėjom visai prie kitų dalykų. Juos pradėjom žiūrėti iš kito kampo. Aišku, man labai padėjo tavo suvokimas, tavo matymas, nes mano prieš tai buvusios hipnozės buvo kitokios, kurias darydavau su telepate. Ir kai tu man papasakoji dar apie va šitą va kitokią kryptį, apie mm, integracijas, Jo, apie tikslingesnį tą darbą su pasąmonė, apie kad, taip, jo, jo. Matai, kaip dar aš, žinai, tos, vat, kas yra ta regresija, žinai, tas grįžimas laiko atgal, grįžimas į tuos, vadinkim, buvusius gyvenimus ir panašiai. Dėl pažiūrėjimo, dėl įdomumo, nu, ten visiems įdomu pažiūrėti kartais, kas mes buvom, kaip mes elgiamės, ką aš manau, ir patyrėm. Jo, svarbu kažkiek suvokti save, ne, prisiminti mhm, save, nes taip, tau padeda paskui, kaip pasakyti, augintis tą pasitikėjimą savimi, ne, prisiminti, kas tu buvai, nu, tokį gyvumą įneša, ne pažiūrėti, tik, kad va, kas tu esi šioje reinkarnacijoje, ne, nu, jau, nes tu žinai, kas tu esi, bet tau vat įdomu būtų pažiūrėti ir suprast, kas, nu, kokia tavo siela, žinai, koks tavo DNRas, ką tu neši, taip, ką taip, žinutę, žinai, taip. neši pasauliui. Jo, pažiūrėti į save iš skirtingų perspektyvų, žinai, bet gal kartais būnam pavargę jau nuo, ta prasme, mes savo atrodom aiškus ir visą laiką norim Mhm. tos paslapties, o kas už ten, žinai. Nežinomybės, Jo, aha, jo, kas jo, už tas ten. paslapties visada paslaptis traukia. Jo, tai va tenai, nu, ta prasme, tai pažiūrėti tikrai smagu ir įdomu, bet vat kaip tu sakai, tas pats pagrindinis darbas su pasąmonė yra čia ir dabar. Su ėjimu ne per vaizdinius, kaip pasakyti, ne per, ir ten yra vaizdiniai, žinai, sunku išsireikšti, bet Mhm. ėjimas ne per vaizdinius, kad aš matau filmą kaip kažkokį tai, žinai, ir kas ten yra blogai, bet kaip tik ėjimas į pasąmonę, suprantant ryšį tuos, tarkim, vaizdinių ryšį su pasąmonė, čia, dabar Mhm. ir, ta prasme, koreguojant ir ieškant būdų, kaip sudėliot viską į vietas, žinai. Ką mes irgi dažnai prisidarę būnam netgi ir iš tų praeitų gyvenimų galų gale. Atsinešti tie Taip. mazgai vadinami,
tiek ir šitam gyvenime, tiek vaikystės, tiek tolimesnių gyvenimo įvykių. Susiformavę kažkokie tai programos, klaidingi modeliai elgesio ir taip toliau. Dabar, o Tai ką tu manai, pat atėjo tokia mintis, um, kaip va, tarkim, žmonės sako, o kam kištis į savo, žinai, ten, va, gyvenimą. Tegul, kaip bus skirta, taip ir bus, žinai. Tai ar čia toksai spontaniškumas suveikia, ar čia tinginystė, kaip tu manai? aš šitą vietą galvočiau, kad darbas su savim ir tas vat, sąmoningas darbas, sąmoningumas su savim tai yra savo atsakomybės prieš save atsėmimas. Nes ar tinginystė, nežinau, gal žmogus nepriejo prie to suvokimo, kad jam to reikia, gal jam patinka, kai už jį būna nuspręsta, kad už jį nusprendė kažkas ką daryti, aplinkybės nusprendė už jį kaip jaust, emocijos nusprendė kaip jisai reaguos, kaip jisai pasielgs. Prasme, toksai neturėjimas savo pačio atsakomybės už save. Bet O tada ar nepasiduoda programom, matriciniam, mm, kolektyviniam? ta prasme nepasiduoda, ką tu turi galvoje, tas žmogus. Ne, kad pasiduoda, Tai va būtent, nu, tu esi tada nes savo priklausomas. valią jisai kažkam kitam perduoda. Taip, tada Nes tu esi, tas žmogus tada yra jisai priklausomas nuo kolektyvinės pasąmonės, nuo agregorų, nuo matricinių visų programų. Kaip tada jį lengviau manipuliuoti Mhm. aplinką. Ne tiek, kad lengviau jisai yra visiškai manipuliuojamas, jisai yra iš esmės tų visų pasąmoninių, vat, tada tie visi dalykai jam koreguoja pasąmonę. Agregoras, tiek kolektyvinė pasąmonė, tiek visokie kad ir, nu, bet kas. Jisai tiesiog yra tų Nu, programų, taip. programų išraiška. Jisai, Nu, aš pritariu to irgi. žmonės galvoja, kad jie turi savo mintis, kad jų elgesys yra jų, bet kuo mažiau sąmoningumo, va tas ir yra sąmoningumas, ne kažkokį pasiekti nušvitimą, o sąmoningai Mhm. suprast savo vat, stebėseną, per stebėseną suprast savo veiksmus, kodėl jie kyla, kaip jie kyla, dėl ko jie ateina, kodėl aš taip reaguoju, kodėl aš tai jaučiu. Ir kartais tiesiog sąmoningai pasakyti, aš to nenoriu jaust, aš to nebenoriu galvoti. Ir ta prasme, tai yra atsakomybės prieš save atsėmimas. Aš matyčiau labiausiai vat, šitą dalis, kad pats prieš save, Taip, niekas kitas. sutinku su tavimi. Tai va, rėjimas šitų kelių, jisai kartais yra sudėtingas, kartais, Skausmingas. kartais skausmingas, labai daug kas įsivaizduoja, kad atėjau čia vat, einu šituo keliu ir viskas bus per meilę. Sąmoningumo. Jo, Mhm. kad viskas eis per meilę ir šviesą, bet labai dažnai būna, kad kartais tie mazgai, jie atsiriša labai skaudžiai. Kartais aplink tuos mazgus atrišus, ta aplinka pradeda koreguotis ne visą laiką taip, kaip mūsų protas nori, bet visą Arba laiką, kaip esame įpratę. arba kaip esame įpratę, bet visą laiką tai Nes veda. dažnai tas komfortas skaudžiai išeina iš mūsų. Taip, Mes taip, taip, nenorime jo paleisti. Mums taip, baisu, o kas bus, o taip. kas iš to laukia. Ir dažnai taip, va, kad prasideda tie netokie pasamoniniai lūžiai, valymasis, ane, pavadinkim Mhm, taip, mhm. naujo kelio kūrimas priešais. Dažnai žmonės pradeda sakyti, kad kažkas su jais negerai vyksta, kad juos paveikė a, kažkas, ane, specialiai. Dažniausiai jie pradeda pykti ir galvoja, kad tai specialiai jiem kažkas kenkia. Ane, pasidarė sensą ar valymą ar dar kažką ir jiem pradeda keistis gyvenimas. Bet jie pradeda jį matyti iš tos savo, pavadinkim, šešėlinės pusės. Jie nebando išvelgti iš pozityvios pusės, kad va, vyksta pokyčiai, wow, man pavyko. Bet ne, jie pradeda ieškoti kaltų aplinkoje. Vat kaip šitas vat momentas turėtų būti suharmonizuotas. Tai jo,
jeigu žmogus yra dar tam pradiniuose žingsniuose, jis gal ne visai supranta, žinai, kaip kartais pasireiškia tie dalykai ir tada jo jisai pradeda ieškoti kaltų, bet reikia suprasti vis vieną dalyką, kad um, tai, ką tu matai ir kas vyksta aplinkoj, žmogaus aplinkoj, tai yra visiškas tavo asmenys. Ir kad niekas tavęs negali priversti kažko tai padaryti, ar niekas negali priversti kažkam tai atsitikti, jeigu tu viduje neturėsi to vidinio rezonanso su tuo, kas įvyko. Kartais kai kurie mazgai pasileidžia taip per kažkieno tai griūtį ir tu turi tada suprasti, ko tu nori. Ar tu nori, kad tai pasikeistų ir kad ta griūtis Mhm. įvyktų, ta prasme, kad gyvenimas keistusi, tai vadinasi, tu turi atpalaiduoti kažką tai. Kažkas tai turi pasitraukti, kažkas tai turi taip įvykti. Bet vat, yra tas dalykas, kad kartais žmogaus ego jisai veikia, žinai. Jisai nori, kad viskas būtų tik tai gerai, jis įsivaizduoja, kad aš vat gyvenu dabar kaip gyvenu, viskas tvarkoj atseit. Ir Mhm. tik tai, nu, ten kažkokius tai, vat, niuansus pakeisiu, Niuansai, jo. tuos, Mhm. kurie man netinka, žinai, bet viską, kas man yra gerai, Netenkina jo, manęs. jo, bet viskas, kas yra gerai, aš tipo laikysiu. Nu, viskas man su tuo gerai, Mhm. bet, Mhm. bet, nu, taip nevyksta, todėl kad, kai pradedi dirbti su pasąmonė, pasileidžia ir tie sudėtingi dalykai, ir tie skausmingi dalykai, bet kartais ir tie dalykai, kurie atrodo, kad man tinkami ir gerai, jie gali irgi Mhm. pradėti keistis, bet tai nereiškia, kad keisis į blogą pusę, nes visą laiką, jeigu jau yra Būtent. judėjimas, jau tu judi į priekį, jau iš to gero gali būti dar geriau, žinai. Tai vad Mhm. nereikia bijoti kartais paleisti, jeigu kažkas išeina iš gyvenimo, nesvarbu, žmonės ar aplinkybės, Situacijos, ar aplinkybės. situacijos, ar darbas, kuris jau seniausiai atsibodęs ir nebenori tu apie jį net galvoti. Ir tiesiog aplinkybės susidėlioja, tai va, bent jau aš ką darau, tai būna toksai, gerai, o kas seks po to, ką aš galiu pamatyti, kaip aš galiu, kas ateis paskui, žinai. Tai nereikia bijoti ir nereikia, vat, kartais tą ego reikia savo pagauti, kad čia mano ego. Jisai va toks, nes aš iš patirties irgi tiek ir tu iš savo patirties galiu pasakyti, kad, Taip. nu, kartais tai yra tiesiog va, per tokį ego, mūsų ego nesuprantamus būdus, tam tikri dalykai vyksta. Ir kartais atrodo tikrai, nu, kodėl taip darosi, o kodėl taip yra su manim, bet vėliau pamatai dėl ko, nes, nu, susidėlioja dalykai į vietas. Taip, ego visada norės tave ale apsaugoti, Tai arba apsaugot, arba laikyti kuo kažką, tai arba nepaleis, palaikyti. žinai, nes įpratęs, nes tai yra komfortas, nes tai, bet tas komfortas susiformavęs, kartais jis neleidžia išeiti į platesnius vandenis, nes tu esi tarp savo tvorų, tarp savo sienų, nes komfortas yra vidinis tas stabilumas, um, kuris, va, kaip ir sakei, iliuziškai saugomas nuo kažko. Taip. Bet, jo, O bet žinai, vėl kitas klausimas, kaip su tuo ego susitvarkyti. Tiesiog sąmoningumas. Sąmoningai sąmoningumas. save stebi. Taip, taip. Nes jo tu neatsisakysi, tu gali pasakot, kad esi nušvitęs, kad tego aš neturiu, aš esu išsilaisvinęs. Deja, tie, kurie taip sakys, jie kalbės tai iš ego. Nes tie, kurie turi mažiausią ego, jie net nepagalvoja apie tą ego. Tas Nu, ego aš yra bent tas. jau esu tokio patirti, kad, nu, tie, kurie labai daug kalbės apie ego, ne, nu, jie vis tiek juo vadovausis. Visiškai. Vėl, kad žmogus, jisai sukuria tą, vat, vadinkim, savo sąmonės atskirtį, gal kaip pasakyti, nuo tos visos sąmonės. Ir vadinasi, vat, gaunasi tas toksai kaip lūkštas ego, žinai, kad aš esu, Mhm. aš egzistuoju, kol mes egzistuojam, bet kas nesvarbu, kad ir kokį mano suvokimu, aišku, čia kiekvienas turim savo, bet mano suvokimu, kaip ir tu sakai, kiekvienas žmogus, jis turi savo ego, tik tai arba jisai yra sąmoningai stebimas, arba ne. Arba tu jį Taip, kartais supranti, arba nesupranti, bet jisai reiškiasi visą laiką, nes jeigu aš esu, vadinasi, yra tas kažkas tai, ką vadinam ego, kuris mus, vat, nu vis tiek mes um, atskiri gauname, žinai, ir kiekvienas.
daugiau mažiau savo. Ir jo, kaip tu sakei, man ir patiko ta mintis, kad kuo žmogus daugiau šneka, kad čia ego nėra ir taip toliau, vad netgi ir mes dabar, žinai. Ta Jo, prasme, jeigu nėra ir taip toliau, čia atsisakiau, taip nėra. Nu nėra, nes jis yra. Tu jau būtent. nesakysi, aš irgi čia vat neseniai gavau tokį klausimą, kaip viena mergina kreipėsi į irgi sąmoningumu užsimančią praktikę, nežinau kaip įvardinti. Ir sako jai, nu, ten taro kortos, emocinis paleidimas ir taip toliau, ir buvo labai sudėtinga susiderinti su laiku. Ir ten, aš žinau, ta mergina ir jinai labai, labai taktiškai, žinai, tokius dalykus daro. Ir sako, kas su Mhm. manim negerai, aš gaunu atsakymą, sako, kad aš nesusiderinu su tavo laiku, aš negaliu prie tavęs prisiderinti ir toliau. Ir tas toks, sako, emocionalus buvo atsakymas, tai va, žmogus, kuris sako, kad eina tuo sąmoningumo keliu Ir kitus mokina. ir kitus mokina emocinio paleidimo ir taip toliau, pat nesusitvarko su savo emocijom, žinai. Ir čia vėl Dažnai sugrojo tai kažkoks būna. tai. Tai Mhm. va, tai va, ir aš jai ir sakau, "Nu, viskas tam gerai, tu nereaguok tiesiog. Tai yra jos Mhm. ego išraiška, kaip jinai va, pastačius savai kažkokį vaidmenį ir kad tas vaidmuo turi atitikti. Ego yra vaidmuo iš esmės. Bet kas tu esi, ar gydytojas, ar pareigūnas, ar dar kažkas. Ego yra tas vaidmuo, kurį tu vaidini sociumu. Kas tu esi tam Taip, sociumu. Kaip save išreiški. Tai ir su tuo nieko nėra blogai, mes visi turim tuos savo vaidmenis daugiau mažiau. taip, nes be Mm. jų kitaip į- mums, kaip pasakyt, gal būtų ir sudėtinga. Egzistencijos prasme jinai nebūtų tos egzistencijos prasmės, nes tu čia ir ateini Tai vaidin. va būtent, Jo, va iš būtent. esmės. Patirtą Ir per vaidmenį. tai mokintis savo pamokas. Taip, taip. Jeigu tave jau tas ego nežeidžia, arba tu jauti, kad jau per daug, nu tai tu turi išvadas pasidaryti. Tai kur manęs per daug? Taip. O, ir čia yra gal didžiausias, jisai kaip ir mūsų, pasakykim, dalis, kuri kuria mūsų tą vadinamą realybę, Mhm. Mhm. bet ir tuo pačiu ta vieta, iš kur ateina visos ligos, iš esmės, Mhm. Mhm. visos kančios, Kančios. visi jo įsivaizduojami blogi patyrimai. Iš esmės, Mhm. to, ką mes vadinam gerai ir blogai, to nėra. Viskas yra visuma. Tiesiog. Mhm. Bet mūsų ego įpratęs vertinti gerai ir blogai. Skirstyti. Skirstyti Mhm. taip. Pagal Skirstyti turimą tiesą savo patirtį. taip. Ir tada, jeigu tai kažkas netitinka mūsų turimos tiesos, tada žmogus Mhm. kenčia. Tada žmogus susikuria savo ligas. Žmogus Mhm. sudėtingą gyvenimą, kuris jis savo ir sako, kad aš vat gyvenau sunkiai. Nu, taip, kartais būna aplinkybės sudėtingos, bet neretai mes tais aplinkybės pasidarom sudėtingesnės, sudėtingesnės savo vertinimu, savo tuo požiūriu, žinai. Nes kartais, kai jungi neutralumą, ta sudėtinga situacija, ne tiesiog įvykis, kuris praplaukia ir kuris pasibaigs. Ir tai praeina tiesiog. Taip. Nes tu jį supranti. Kaip pasakyti, tu išmoksti tą pamoką arba išaugi iš tos situacijos. Jo, jo. Tai vad, kas tu esi, ar tas ego vaidmuo, kuris patiria, ir tai nėra blogai iš esmės, nes to mes atėjom patirti, bet kartais Mhm. reikia sugrįžti į tą stebėtojo būseną ir stebėti viską iš aplinkos. Bet stebi, kaip tu pats gyveni, stebi, kaip kiti gyvena ir nevertindamas ir neanalizuodamas tiesiog. Kartais dalykai praeina ir tai iš tikrųjų yra dieviška. Stebėti iš šono net save patį, žinai, kaip tavo ego ir kaip vat, kitų žmonių elgesys, žinai, aplinkoje pasireiškia. Tai vat, įdomu ir Tikrai sakyčiau, taip. jo. Tai vat, tokios mintys. Dar turėjau mintį. Mhm. Ai, apie sensą. Ai, dažnai žmonės galvoja, kad vieno senso
užtenka jiem visam gyvenimui sutvarkyti, išvalyti, suharmonizuoti, atstatyti ir viskas. Tai yra mitas. Nes vienas seansas yra tik žingsnis į pokyčius. Mano nuomonė. Turint žinai, dar žmogus, ko jisai nori, koks yra jo tikslas. Kad tas vienas seansas jisai gali būti laiptelis atsispyrimui. Galų gale, bet į tą hipnozinį seansą, ar jisai pats, ar per telepatą, ar per vedlį, jisai atsispyrė kažkuria tai kryptim ir jo kelias pasikeičia. Jau jisai eina tuo sąmoningumo keliu. Kaip ir mano patirti buvo, kad tiesiog tas užsikabinimas, domėjimasis ir ėjimas į tą hipnozės ir tas, kad ir tie pirmi seansai, jie pradeda vest kažkur. Bet iš esmės, jeigu nori, kad matytum laikui einant didesnius pokyčius, tai taip, tame turi būti daugiau darbo Bet su ir savim, jo, ir va, daugiau darbo taip, su su savim, savim. nes vat, gal klaidingas požiūris suformuotas, kad man kažką padarė, vėl čia yra toks atsakomybės prieš save atsiėmimas, man per Mhm. hipnozę sutvarkė, išrišo, nutraukė kažką tai Mhm. ir tai Aš pasikeis. laisvas. Jo, aš laisvas, ne. Jeigu mintyse tai nebus pakeista, Mhm. jeigu suvokimas apie tai neteis, jeigu mintyse suprasi, kad Veiksmai, taip irgi veiksmai, veiksmai, elgesys nesikeis, vėl tu taip, grįši prie to seno savo modelio, taip, tie visi mazgai viskas tau vėl, gali sugrįžti. tie visi mazgai vėl, jie Mhm. sugrįžta, tie visi ryšiai sugrįžta, tiesiog sąmoningas vėlgi. Bet tas ir yra, kaip sakau, sąmoningumas, sąmoningas savęs stebėjimas. Ar tu įnori Darbas su jo savimi. Mhm. išeiti ar ne? Tai atsakant į tavo klausimą, ar vieno neužteks, nu, ar vieno užteks ir neužteks. Vienas jisai kaip laiptelis, kur tavo gyvenimas paskui nuneš. Aplinkybės, nes jau tu iškeli kitą rezonansą, kitą dažnį. Mhm. Bet Jau kiek. tavo, jau po vieno seanso tavo gyvenimas jau keičiasi, tu nori ar Taip, nenori, jau tu mhm, prisėmė taip, atsakomybę ir tu taip, jau keiti, nes tu nori pokyčių, nes tavo siela, tavo ne, tavo aukščiausiasis aš, tavo sąmonė atvedė. aukštesnioji Mhm, nori pokyčių ir jinai atvedė, tad tu nebereikalo klausai tą įrašą, nebereikalo esi čia, nebereikalo mhm, seki stebi, mhm, nes tu nori rezonanso, taip. nes tu pavargai būti tame sename dažnyje. Būtent. Būtent pavargsti būt, kaip ir man būdavo toksai, pavargsti būti tai, kas aš jau esu, aš noriu būti kitaip, aš noriu kitaip patirti, aš noriu kitaip. Netgi būdavo toksai, kad pavargsti nuo savo paties minčių, nes jos tos pačios užsisukia į tą patį ciklą, žinai, ir kodėl tai vyksta, kodėl aš tą patį galvoju. Tai čia toksai, Tai jo, kaip naujas vėjo gūsis. naujas vėjo gūsis, kuris įpučia kažką tai vis. Tai ir Nu ir toliau jo, po to vieno, ta prasme, senso turėtų eiti tas sąmoningas darbas tiek su savim, tiek ar meditacijom, tiek su suvokimais, tiek stebėjimu aplinkos ir taip toliau. Tai iš vieno senso vėlgi, didelio stebuklo nepadarysi, bet pirmą startą tikrai stiprų gali padaryti. Žinai. tikrai tai vėl žmonių pajautimas, nu, Mhm. savęs pajautimas, savo energijos, emocijų. Em, Jo, Atsakymai pajautimas. tavo klausimas, nes dažnai žmonės ir turi ir tų atsakymų, ne, nu, kur galbūt giliai viduje ir jaučia tą atsakymą, žino, bet vat jiem reikia patvirtinamo. Nu, vat reik, vat kažkokio iš šono, kad ar tikrai jisai taip jaučia, ar tikrai jis Mhm. taip supranta, ar tikrai jis teisingu keliu eina. Mhm. Vat ta žinai, toks, Tas konfliktas tarp vidinio balso ir proto, žinai, kaip protas, racionalus protas mhm, sako vienaip, o vidinis balsas, tas aukštesnis, aš taip, ne visą laiką derinasi su racionalumu, prie kurio mes įpratę. Tai taip. Ir mums kiekvienam reikia tos paramos. mhm, to išgirdimo. Kiekvienas norime, taip, kažkokio, žinai, palaikymo, padrasinimo.
Galbūt kitam, žinai, sunkiau susigaudyti savo emocijose, mintyse. Gal išsiblaškęs, gal harmonijos trūksta, balanso. Tiesiog kartais gali vienas sakinys labai daug pakeisti, sudrebinti tavo pasąmonę, tavo pasaulį. Čia vienas iš nuostabiausių dalykų iš tikrųjų, kai tu pradedi stebėti save, kai tu pradedi stebėti aplinką ir kaip tu užduodi, tarkim, klausimus ir kaip aplinka per, kaip tu sakai, per vieną sakinį arba per aplinkybės kažkokias ar per kitus žmonės, kurie su tu net nesusiję, jie tau atsakinėja atsakymus. Dažnai tai yra Būtent. dieviška. Aš kai sakau, va, pradedi šitaip stebėti, užduodi savo Mm, klausimą, kas tau neaišku, ką tu nori sužinoti ir tu tiesiog stebėk, žiūrėk ir tau ateina atsakymai, va taip, va, jeigu tai, tu moki matyti. Neišsigąs, ne iš karto su ego sureaguoti, jeigu kažkas, tai kartais atsakymai ateina per aplinkybės, kad parodytų, būtent. atsuktų to veidrodį, tave patį arba, ta prasme, Mhm, tavo kažkokį tai elgesį, tavo emociją. būtent. Ir tada va toksai būna, o, rimtai šitai, netgi šitai. Tai pasąmonė nuolat Ne šneka. visos tiesos, kurias girdėsi, bus malonios tau pačiam, žinai. Reikia ir tai suprasti. Tikrai taip. Nes man irgi tai būna, žinai, kad, išgirsti, sužinai ir, atrodo, nenori priimti, bet tu jauti giliai, protas sene nepriima, bet tu giliai jauti viduje, kad, taip, tai Mhm. vyksta. Mhm. Tu turi susitaikyti su tuo ir kad tai bus dėl tavo pačios, žinai, geresnio augimo, dėl Taip, tavo pačios, nu, tai vyksta dėl tavo geresnio labo, tavo labui geresnio. tikrai taip. Tikrai taip. Nes kuo, bet kaip žmonės sako, ir aš aišku, ta prasme, sakydavau šitą dalyką, kad aš toks esu. Žinai, va, tas aš toks esu. Tai ne aš toks esu. Mano įsitikinimai yra tokie. Vadinasi, aš esu susikūręs savo įsitikinimų ribas kažkokias, iš kurių paskui išėti yra sudėtinga. Nes aš jau save Mhm. įtikinau, kad yra taip ir ne kitaip. Mhm. Ir paskui tą vis naują tiesą, ne į save, priimti yra labai sudėtinga, tu turi adaptuotis prie jos. Taip, kitą perspektyvą priimti kartais yra sunku, Jo. bet kaip Bet verta pabandyti, nes bet paskui verta. suprasi, kad geras. Kaip Jo. ir mes dabar kalbam, ne? Tai dabar mūsų tiesa, ne, yra tokia. Mhm. Bet mes esame laisvi, kad jinai keisis, jinai ateityje, jinai keisis. Mes dar turėsim platesnį požiūrį, dar turėsim platesnės patirtis, didesnės, gilesnės, ne? Mhm. Galėsim daugiau pasidalinti. Tai kad tiesiog žmonės, kurie klauso bet kokių įrašų, bet kokių pokalbių apie dvasingumą, apie nubudimą, jie turi atsirinkti savo.